Antroje laidos dalyje kviečiame pasiklausyti Andriaus Plioplio, Čikagoje gyvenančio mokslininko, kuris visą gyvenimą tyrė žmogaus smegenis ir šiandien yra pasiruošęs atskleisti sunkiai suvokiamą tiesą. Pasirodo, visatoje vienu metu egzistuoja net kelios mūsų versijos su visiškai skirtingais likimais. Mokslininkas tvirtina, kad nėra tokių dalykų kaip sutapimai, kiekvienas mūsų galime būti pranašas, o sapnuose nėra jokios mistikos. Tad likite su mumis ir išgirskite visą tiesą iš mokslininko lūpų. Audrius Plioplys Amerikoje gimęs lietuvis mokslininkas. Jis pasauliui padovanojo ne vieną mokslinį atradimą, padėjusi žmonėms išgyti nuo sunkiausių ligų ir net išvengti mirties. Jis įlindo į žmogaus smegenis ir atsakė į klausimą, iš kur atsiranda žmogaus mintis bei visi negalavimai. Ir net suderino mokslą su menu. Todėl šiandien interviu su žmogumi galinčiu paaiškinti ir atsakyti rodos į visus, net ir mistinius klausimus. Audrius Plioplys gyvena viename prabangiausių Čikagos priemiesčių, kurio aplinka išduoda. Kiekvienas namas turi savo istoriją. Todėl atvykus į svečius, pirmiausia padaro ekskursiją po savo namus, kuriuose pasirodo vakarus leisdavo ir pats žymiausias visų laikų gangsteris Al Capone. Mat čia gyveno į milžinišką skandalą įsivėlęs vienas didžiausių tų laikų bankininkų. Čia buvo Al Capone bankininkas. Jis turėjo 12 bankų. 31-2 metais, kai visi bankai pradėjo griūti, jo bankas irgi sugriuvo visiškai. Visi bankai uždaryti, bankrutavo. Ir, aišku, visi žmonės, kur ten turėjo pinigų sudėję, viskas išgaravo, bet vienas žmogus atgavo viską. Kol viskas griuvo, visi pinigai išimti ir nukeliavo į Al Capone organizaciją. Vyras sako, kad tuomet visa Amerika išskyrus Al Capone ėjo iš proto. Apie šią bylą kiekvieną dieną rašė visi laikraščiai, o į teismo posėdžius žmonės plūdo kaip į žymiausią miuziklą. Ir nors turėdamas daug pažinčių, vyras buvo išteisintas, šis namas iš jo buvo atimtas. Todėl namo sienos toliau kolekcionavo įdomias istorijas, tik šį kartą nebe mafijos bankininko, o mokslininko paslaptis ir atradimus. Vis tik, nors Audrius Plioplys didžiąją dalį savo gyvenimo paskyrė bandydamas padėti žmonėms, pirmasis jo pasirinkimas buvo fizika. Todėl visuomenė dažnai iš mistinės pusės pateikiamus klausimus šis žmogus šiandien gali paaiškinti moksliškai. O pagrindinė visų jo pasakojimų antraštė skambėtų taip. Atsitiktinumų ir jokios mistikos nėra. Mes čia turime kalėdinę eglutę pastatytą. Ir vieną dieną pastatėme viską labai gražiai, yra visi ornamentai uždėti. Ir ten nuėjome vakarienę pavalgyti. Pasisėdame, valgome šeimą vakarienę. Aš girdžiu tokį tink. Triukšmą, čia kažkas nelabai garsiai, bet kažkas čia net negerai. Aš ateinu, žiūriu, eglė nusviro, nukrito į šoną ir visi tie burbulai stikliniai krenta ir dužta. Tai aš girdėjau, tink, buvo dužimas šitų visų dalykų. Bet čia buvo mano žmonai katastrofa, kiek čia buvo sudaužyta dalykų. Kas įvyko, tada mes tai po dienos 2 sužinojame. Tuo pačiu metu, beveik į minutę, kai šitą eglį griuvo, mano žmonos motina turėjo širdies infarktą Vilniuje. Ir čia negali būti atsitiktinumas. Čia kažkoks ryšys yra. Pasak mokslininko, net ir tokie netikėti ir tarpusavyje nesusiję įvykiai, kaip širdies smūgis ir kitame pasaulio krašte krentanti eglė, turi ryšį. Ir tai susiję su dažnai fantastiniuose filmuose vaizduojamomis, paprasta akimi nematomomis ir kasdieninėme pasaulyje neliečiamomis dimencijomis, kurių, pasak mokslininko, yra ne 4 mums įprastos, o 11 ir gal net dar daugiau. Todėl, kad ir kaip toli mūsų protui ir logikai atrodytų esanti krentanti eglė ir su ją niekuo nesuderinama širdies smūgis, kažkuriame kitame mate šie įvykiai yra vienas greta kito. Todėl jis dar kartą pabrėžė, jokio stebuklo čia nėra. Ta pati byloja ir kita jo pasakojama sapno istorija, kurią pranašystėmis tikinti teta priskirtų raganystei. Turėjau sapną, kad aš turiu kuprinę ir aš esu Europoje, turbūt pietų Prancūzijoje ir fotografuoju. Ir kuprinė pilna mano tų juostų. Aš einu, labai graži saulėta diena, šilta, malonu.
Ir aš jau pradedu pavargti, viskai ištroškęs. Ir einu į vieną, atrodo, kaip kavinę. Noriu atsigerti kažką, gerti šalto. Ir einu į kavinę visai tuščia. Jokių žmonių nėra. Tai padedu savo tą kuprinę su savo visais reikalais, ką aš ten dirbau. Ir nueinu prie pažiūrėti, ar čia kažkas dirba. Nieko nerandu, apsisukau aplinkui. Ir kuprinė dingo. Visus filmus dingo, viskas bye-bye. Audrius prisimena, kad sapne bėgęs ieškoti savo daiktų. Ir panikuodamas kaip per tikrą košmarą, žvalgėsi kuprinės. Tačiau veltui. Vis tik po kelių akimirkų streso kupinas sapnas nutrūko. Ir atsibundu. Aš prakaitavęs nuo to baimės. Tada viską atsigaunu, iš kelių minučių telefonas skambina. Tai kaip šitas čia skambina telefonas. Dukra Milda skambina iš Milano, Italijoje. Buvau tada vakaras, nakties ir jie buvo į koncertą nuėjusi ir kažkas pavogė jos kuprinę. Ir jos kuprinėje buvo visi pinigai, pasas, visi dokumentai pavogti. Jos kuprinę pavogė, to Milane tikrai pavogė. Tuo pačiu metu, kai aš sapnavau čia Čikagoje, kad mano kuprinę pavogė su man labai svarbiais dalykais. Čia negali būti atsitiktinumas, čia buvo ryšys, kas įvyko. Vyras sako, kad mes žmonės daug ko nežinome, o gal tiesiog nenorime žinoti. Pasak jo, šiame kambaryje galbūt yra dar vienas mokslininkas ir dar viena su juo interviu daranti žurnalistė. Tačiau jie priklauso kitam pasauliui, dėl to vieni kitų nemato. Ir net tame nėra jokios mistikos. Todėl dar kartą pabrėžia, pasaulyje egzistuoja ne tik 3 erdvės ir 1 laiko, o kur kas daugiau dimensijų. Vis tik, prabilus apie sapnus, Audrius sako, nereikia būti raganiumi, kad galėtum juos paaiškinti. Man tas klausimas buvo labai įdomus, kas tie sapnai yra. Ir medicinos mokykloje turėjau progą imti kursą apie kaip interpretuoti sapnus. Ir ta, kur psichiatrė, kur dėstė tą kursą, ji buvo mokyta, jos mokytoja buvo Anna Freud, tai Sigmund Freuds dukra. Sapnai, čia nieko nėra stebuklingų. Jeigu aš tą žmogų pažįstu ir aš žinau, kas jų gyvenime tuo metu buvo, aš beveik visą laiką galiu paaiškinti, ką tas sapnas reiškia. Tai surištas su kas tada nesenai buvo jų gyvenime. Na, o kalbant apie sapnus, Audrius Plioplys atskleidžia itin įdomią tiesą. Mes nuolatos sapnuojame, tik sapnus blokuoja realiame gyvenime vykstantis veiksmas. Štai ne čia akimirka, žiūrėdami televiziją ir lengvai susimąstę arba bandydami prisiminti kokį nors sapną ir akimirkai atitraukę savo mintis nuo to, ką mes dabar kalbame, jūs sapnuojate. Tai besigilindamas į fizikos dėsnius ir kitas plotmes, šis mokslininkas neurobiologas sukaupė labai daug informacijos, kurią ėmė pildyti medicinėmis žiniomis. Kažkada turėjęs tikslą sužinoti, iš ko susideda kėdė, jis suprato, kad kėdė palauks. Kur kas įdomesnė yra žmogaus minčių sandara ir kilmė. Todėl vis labiau ėmė lysti ir gilintis į žmogaus smegenis, sąmonę ir pasąmonę. Bei atskleidė dar vieną įdomų dalyką. Mūsų galva nuolatos dirba ir net keliais etatais. Pavyzdžiui, kalbamės su žmonėm ir aš atsimenu kažkokį įvykį, kažkokius žmonės. Ir kas to žmogaus vardas yra? Kas tas vardas to žmogaus? Visai nesimenu. Tada pasikeičia temos, kalbėjo apie kažką kitą ir už 10-15 minučių baigi iš galvo šoksta. O tas žmogaus vardas buvo. Kaip tas atsitiko? Aš negalvoju, visą temą nuėjau visai kitas temas, visai kiti dalykai kalbame, nieko bendro neturi, su jau pasikeitė. Ir kaip dabar to žmogaus, kai aš neprisimenu, šoko gal mintis. Vienintelis paaiškinimas yra, kad tas klausimas buvo toliau nagrinėjamas, ieškojamas pasąmonėje. Ta pasąmonė dirbo, ieškojo per atminties rajonų smegenų, kas tas vardas, nesustojo iki kol atrado. Ir kada atrado, tada bumt, šovė tiesiai į sąmonę ir iš karto, aš žinau. Todėl mokslininkas visus įspėja. Šiandieninėme pasaulyje, žinodami, kad mūsų galva nuolatos dirba, turime su ją elgtis atsargiai ir pagarbiai. Ir neduoti jai per daug užduočių. Kitaip galime tiesiog perdegti.
mat nuo itin didelio informacijos kiekio, kuriam nėra pritaikyto žmogaus smegenis, galime pervertinti savo kompiuterio pajėgumus ir tiesiog to nenorėdami ir net nebūdami pasiruošę sustoti. Nuolatos įjungtas Facebookas, radijas, televizija ir net keli kompiuteriai mus gali tiesiog išvaryti iš proto ir privesti prie krūvos negalavimų. O ką jau kalbėti apie kelių darbų darymą vienu metu, jaunų žmonių tarpe vadinamų multitaskinimu. Galėtum sakyti, kad niekas nedaro 5 ar 10 dalykų iš karto, iš viso. Ir kad visi daro tik tai vieną dalyką po kito. Ir negali daugiau negu vieną daryti. O kas atsitinka, tai yra šitą, tada darai tą, tada tą. Tos 5 dalykus barstaisi per 5 dalykus. Bet iš tikrųjų tik tai darai vieną dalyką po kito, bet tas kitas tada įsibarštytas per 5 skirtingas temas. Kad čia yra perkrova informacijos. Sukelia žmonėse daug daugiau nerimo, daug daugiau informacijos turi, dalykai nesusiderina, pasidarai daugiau neramesnis. Ir tas gali sukelti daugiau psichologinių problemų žmonėse. Tas tikrai gali būti. Kraujo spaudimas padidėti, gali sukelti opinės ligas skrandyje. Ir tie tada visi dalykai gali toliau turėti kaip neigiamas pasiekmes. Todėl vyras sako, neskubėkite gyventi ir net sąmoningai ribokite informacijos kiekį. Jei ne mes patys, tai kas kitas apsaugos mūsų vidinius kompiuterius? Vis tik, jei esate priversti gyventi itin aktyviai, Audrius turi patarimą. Aš esu labai daug kartų pataręs pacientam meditaciją daryti, atsitraukti nuo viso triukšmo, labai tyliai, ramiai, visus gali nusiraminti ir tas labai padeda, aš manau. Labai daug bėdų problemų gali sumažinti toks būdas. Įvairius galvos skausmai, net yra žmonės su traukuliais, kur pagerėjo, kada pradėjo daryti meditaciją. O sprendimą padėti žmonėms ir gilintis į negalavimų priežastis Audrius priėmė dar vaikystėje. Turėdamas itin sunkiai sergantį tėtį ir sunkiai vaikštančią bei skausmuose paskendusią jaunesnę sesutę, vaikinas norėjo turėti tokią specialybę, kuri padėtų išvaduoti žmones iš jų kančių. Todėl per savo karjerą, bandydamas atsakyti į vienos ar kitos ligos klausimus, jis itin daug dirbo su vaikais. Iš mirties gniaužtų ištraukęs ne vieną kūdikį, Audrius Plioplys kasdien vykdė savo išsikeltą misiją – sumažinti žmonių kančias. Ir šiandien gali pasidžiaugti atradęs net 2 būdus, kuriuos šiandien naudoja visos Amerikos ligoninės, gydydamos vaikus nuo dažnai netgi mirtino plaučių uždegimo. Vienas būdas, aš vadinu vest therapy, tai yra toks, užsideda tokį mažą švarkelį. Uždėti, kur tinka kūnai, ant liemens. Ir tas švarkelis turi mažas balionus. Ir mašina pumpuoja orą ir tai masažuoja tos plaučius. 15 minučių, 2-3 kartus į dieną tą darai su šito dalyko ir išvalo visus skrablius iš plaučių. Ir tą pritaikiau, naudojau ir plaučių uždegimų skaičius labai nukrito. Tai tas labai pasisekė, tai tą suvedžiau informaciją, spausdinau straipsnį ir dabar tas metodas randasi visose vaikų ligoninėse Amerikoje. Visi naudoja dabar, bet kur. Visą gyvenimą fizika ir žmogaus smegenėmis besidomėjęs vyras savo mintis visada buvo nukreipęs tikslingai. Tikslingai nukreipti ir jo išradimai. Todėl Audrius pasakoja apie dar vieną stebuklingą metodą, nutaikytą tiesiai į ligos židinį, o nenuodijant visą organizmą. O kitas būdas buvo mėginti sumažinti skaičių plaučių uždegimų tose vaikuose, kur dažnai turi. Tai išbandžiau naudoti antibiotikus, kur galėjau įkvėpti. Uždedi maskę ir jeigu skystis yra, tai tą skystį išburbuliuoja ir tu gali tada įtraukti tus vaistus per kvėpavimą. Ir tada įdėjome antibiotikus. Ir tas buvo 2 kartus į dieną, tam tikras antibiotikas keliom savaitėm, kartuotinai, ir tas labai sumažino plaučių uždegimą irgi. Tai išvalė tos bakterijas iš plaučių. Tokius išradimus vyras pristatė pasauliui, praleidęs daug metų vaikų ligoninėje. Čia analizavo visą galybę skirtingų susirgimų ir ligų, nuo Dauno sindromo iki autizmo.
Todėl šiandien kreipiasi į visas mamas. Skiepykite savo vaikus. Pasirodo, viešai buvo paleista nuomonė apie tai, kad skiepai sukelia autizmą. Tačiau šis mokslininkas tai paneigia. Čia yra vietose labai daug žmonių atsisako vaikus skiepyti, nenori rizikuoti. Ir tada atsiranda čia vaikų liga, išbėrimas labai susirga, gali plaučių uždegimą gauti, gali numirti. Taip pat tos ligos sugrįžta atgal. Ir mirtingumas yra tikras nuo šitų ligų. Ir tas, kodėl tie skiepai buvo atrasti, išvengti vaikų mirtingumą. Visas surišimas tarp skiepų ir autizmo yra nesąmonė. Yra visai neteisybė. Tas jau dabar yra daug kartų ištyrinėta. Europoje ir Amerikoje labai geros studijos padarytos, nėra ryšio. Skiepai nesukelia autizmą. Ir vis tik, didžiuoju savo gyvenimo džiaugsmu, jis vadina gyvenimo dovaną, savo atradimą, leidžiantį jam apjungti dvi rodos tokias skirtingas savo pusės – meną ir mokslą. Šiandien Audrius kuria smegenų veiklą vaizduojančius paveikslus ir meno kūrinius, kuriuose atsispindi sąmonė ir pasąmonė bei ryškiausi pasaulio veikėjai. Ir sako, sinergiją gyvenime galima surasti visur, tai reikia paieškoti. Todėl linki visiems balanso, atradimų ir meilės sau.